Sveiki, šiandien kalbėsiu, kaip pakelti savo vibraciją, kad pritrauktumėte pinigus ir sveikatą. Yra toks angliškas posakis like attracts like, tai yra tokį traukia. Visi dalykai, kurių mes trokštame, tai pinigai, sveikata, geras darbas, daug laisvo laiko ir panašiai. Visi šie dalykai sėdi aukštoje energijoje, vibracijoje, tad mums reikia tiesiog pakelti savo dažnį ir pritrauksime tos teigiamus dalykus į savo gyvenime. Aišku, tai gali užtrukti ir ilgą laiką, gali ir trumpai, įvairiai būna. Kokie yra ženklai, kad jūsų vibracijos lygis kyla į viršų? Jūs galite pradėti dažniau matyti prabangias mašinas, nes visata sakys, ruoškis vieną dieną ir tu tokią turėsi. Jūs galite dažniau pastebėti, kad kur tik einate, visur pradeda valytojai dirbti ten, pavyzdžiui, prekybos centras ar būtų laiptinėse, nes visata sakys, va čia eina žmogus su aukštą energiją, reikia jam pavalyti kelią prieš tai. Jūs taip pat galite dažniau matyti angeliškus skaičius, pavyzdžiui, 222, 555 ir taip toliau. Tai yra tiesiog teigiamas ženklas, kad jūs einate teisingų kelių dvasingumo prasme, bet tų skaičių prasmės nereikėtų ieškoti internete, nes ten dažnai nesutampa tos reikšmės. Beje, prašau, palaikinkit ir subscribinkit mano video, dėkui. Taigi, pagrindiniai būdai pakelti savo vibraciją. Dar kas padėtų be šių būdų, tai ištarti žodžiais afirmacijas, pavyzdžiui, dažnai kartoti žodžius aš esu klestintis, aš esu sveikas, taip pat ypatingai padėtų melstis dažnai Dievui Tėvui arba Jėzui. Dievui Tėvui reikėtų melstis Jėzaus Kristaus vardu, melstis jam, kad padėtų jums, ko jūs norite. Tai kadangi aš čia pamokslauju, tai nereiškia, kad man visko pačiam pavyksta laikytis, bet jūs galite pralenkti mane, tad stenkitės naudotis kuo daugiau patarimų. Daug medžiagos šiame video panaudojau iš šių šaltinių, dabar matysite apačioje. Taigi, kaip pakelti savo vibraciją, svarbiausi faktoriai. Tai svarbiausias faktorius, mano nuomonė, nuo kurio priklauso mūsų vibracija, tai yra mūsų jausmai ir emocijos. Ką daryti, jeigu jauti nepasitikėjimą, kalties jausmą, pyktį, neatleidimą ar kitą emociją? Aš manau, pats geriausias būdas yra paskaityti ir cituoti atitinkamą citatą, skirtą įveikti šią blogą emociją. Blogos emocijos gali prikurti ir ligų visokių. Aš vienoje knygoje, neatsimenu, kurioje skaičiau, kad dažnai mes sergame ne dėl to, ką valgome, bet dėl to, kas valgo mus, tai visokios blogos emocijos. Taigi siūlau skaityti išmintingiausias citatas iš Biblijos. Žinoma, pačiam nagrinėti Bibliją ir viską atrasti gali būti be galo sunku. Tada aš palengvinau šį darbą ir turiu 81 Biblijos citatų kortelių rinkinį skirtą kovoti su blogais jausmais. Ten taip pat rasite geriausias afirmacijas, Dievo išminties perlus ir panašiai. Manau, jei įsigysite šias korteles, tai bus tikrai išmintingas sprendimas. Šiuo metu ieškau kompanijos, kurie galėtų už gerą kainą atspausdinti jas. Kai žinosiu kainą, patalpinsiu apačioje komentaruose. Dabar dirbau neseniai ant to projekto, vienu žodžiu. Patalpinsiu kainą komentaruose pačiam viršui ir description. Galite dabar tiesiog susisiekti su manim elektroniniu paštu dėl šių kortelių. Aš tikrai turiu atrinkęs pačias geriausias citatas, turiu talentą tokiam darbam. Antras faktorius, kaip pakelti savo vibraciją, tai nežiūrėkite žiniasklaidos arba stenkite sumažinti, nes jį fokusuoja daugiausiai ant blogų naujienų, nusikaltimų, nedarybų ir panašiai. Nors man jį atvirai nepavyksta neskaityti žiniasklaidos, bet aš bent jau kartais stengiuosi toli į apačią Delfi Lietuvos rytas neiti, nes ten dažnai prideda trumpų sijonėlių ir stengiuosi nereaguoti visas baises naujienas, tiesiog šaltai skaitau, vienu žodžiu. Iš visų laikraščių mainstreamą man patinka tik vienas, tai CNBC, nes jis kartais pateikia gerų verslo idėjų, bet ten yra daug melo kaip ir visur, tad reikia turėti gerą galvą. Ypač siūlyčiau vengti skaityti Kramerio patarimų, nes jis YouTube pajuokos objektas, ką jis sako, atvirkščiai gaunasi. Taip pat kitas faktorius, kaip pakelti savo vibraciją, tai nutraukite draugystę su toksiškais žmonėms. Žinoma, jeigu tai jūsų vyras ar žmona, tai reikėtų susitaikyti ir spręsti problemas, nes vesti ar tekėti galima tik vieną kartą, nebent išsiskyrėte dėl sutuoktinio ištvirkavimo ar mirties, ar jūs apleido netikintysis sutuoktinis ar sutuoktinė. Kitas patarimas, kaip pakelti vibraciją, tai visada šypsokitės, žiūrėkite komedijas, tai taip pat padės jums atjaunėti, moksliškai įrodyta. Reikia sportuoti ar pasivaikščioti,
Valgykite tik sveiką maistą, o neapdorotus produktus ir visokias bandeles. Venkite kavos, žalios arbatos, energetinių gėrimų, meskite alkoholį, cigaretes. Turiu savo kanale video, kaip mesti priklausomybės. Gerkite šarminį vandenį, nevartokite vandens iš čiaupo arba filtrą gerą užsidėkite. Taip pat užtikrinkite, kad jūsų dantų pasta ir burnos skalavimo skystis sudėtyje neturi fluorido, nes fluoridas yra labai toksiška medžiaga. Netgi anksčiau ar vis dar fluoridas buvo žiurkių nuodų sudėtyje. Ir ką dabar pateiksiu sveiko šarminio maisto lentelę. Jeigu norite sužinoti viską išsamiau apie maistą, prašau pažiūrėkite mano YouTube kanale klipą aukštos vibracijos maistas. Dabar, kaip jau sakiau, matote lentelę su šarminiu maistu. Sveikiausias maistas yra dažniausiai žalios spalvos daržovės. Iš mėsos sveikiausiai yra jautiena, nerūkyta lašiša bei vištiena be antibiotikų. Reikėtų būtinai vengti kiaulienos, nes tai purvinas gyvūnas. Senajame testamente net buvo uždrausta valgyti kiaulieną. Reikia taipogi vengti vartoti daug pieno produktų. Bet aišku, ten ledas karts nuo karto tikrai nepakenks, man atrodo. Tikiuosi bent jau. Dabar pateiksiu nesveiko rūgštinio maisto lentelę. Visų šių produktų reikėtų vengti. Nes ten knygose rašo, reikėtų valgyti 80% šarminio, 20% rūgštinio. Visiškai išvengti rūgštinio maisto nepavyks, bet reikėtų jo mažinti. Kitas svarbus faktorius, kaip pakelti savo vibraciją, tai pabūkite gamtoje ar parke, vaikščiokite kartais basomis, nes tai ypač sveika, aš gal ne viešoje vietoje geriau, nors aš tai darau pajūryje arba šią vasarą galbūt darysiu ant smėlio parke, nes esu nepasiskiepijęs nuo erkių, tad po žolynus vaikščioti nenoriu. Puikus būdas pakelti savo energijos lygį, tai padėkoti Dievui, kad esate šiandien gyvas, turite maisto ir pastogę ir panašiai. Būkite dosnus vargšam, bet aišku, nenuskriauskite ir savęs. 10 reikėtų tikrai skirti, bet jeigu labai daug uždirbote, tai galite ir daugiau. Atleiskite savo kaltininkam, padėkite kitiems žmonėms, kiekvieną vakarą laiku eiti miegoti reikėtų, miegoti reikia 7-9 valandas, man šio patarimo taip pat nepavyksta laikytis, rinkitės pozityves mintis ir jausmus. Aišku, nesukontroliuosim visų minčių, bet reikia svarbiausia neišreikšti žodžiais tų blogų minčių ir blogų jausmų, nes žodžiai turi dvasią ir didelę antgamtišką galią. Tad jeigu ką nors ir blogai jaučiate, tai svarbiausia neišreikšti žodžiais visko. Venkite žemos vibracijos smurto, nedorų filmų ar muzikos, geriausia žiūrėti komedijas ir klausyti krikščionišką muziką. Krikščioniškos muzikos galite rasti įvedę YouTube krikščionišką muziką. Dabar pateiksiu savo mėgstamiausios krikščioniškos muzikos lentelę. Man ypač patinka daina Noriu šokti viešpačiui, labai graži daina. Padarykite savo namus gražiais, turi būti atitinkamas apšvietimas, daug šviesos, ne per daug daiktų, gali būti koks gražus paveikslas ar gėlių, augalų. Aš labai pigiai nusipirkau ėriuko žaislą iš Pigu.lt, nes jis simbolizuoja tikinčiuosius ir Jėzų Kristų. Tik jokių būdų nepirkite jokių kristalų, kurie atseit turi magiškų galių, nes tai yra okultizmas. Beje, esu skaitęs, kad namų tvarkymas ir valymas mažina žmogaus įtampą. Itin svarbu pabūti gamtoje ir saulėje. Saulė yra būtina kiekvienam tikinčiajam, ne tik dėl vitamino D, bet yra ir dar gilesnių priežasčių. Stenkitės daryti gerus darbus, padėkite draugam ir nepažįstamiesiam. Kaip jau sakiau, kartojas biškį pasivaikščiokite lauke parke, maldos metu paprašykite Dievo Tėvo Jėzaus Kristaus vardu, kad pakeltų jūsų nuotaiką ir vibraciją bei suteiktų daugiau šventosios dvasios. Kartais atsijungkite nuo technologijų ir visų socialinių tinklų, galvokite apie tai, ko norite, o ne apie tai, ko nenorite, nesiskųskite nieko, pasakykite kitam žmogui komplimentą, savanoriaukite, pasikvepinkite kvepalais ir naudokite aromaterapijos įrenginį ar namų kvapų lazdeles. Kas sumažina jūsų vibracijos lygį? Tai nervavimas dėl spūsčių eisme, dėl neveikiančių tokių printerių, šviesoforų. Dabar daug kas mumis nervuoja, aš tą žinau ir žinau kodėl. Čia mano YouTube kanale yra klipas
5D pasaulis. Dabar tikrai kiekvienam žingsnis stengiasi mus nervuoti ir su šviesoforiais, ir technika namų muitinė daug kas neveikia, tai stenkitės nesinervuoti dėl to. Taip pat keiksmažodžiai gali sumažinti, tikrai sumažins negalią, tikrai sumažins jūsų vibracijos lygį, keiktis negalima. Aš tai sakau, kartais kisarvoja blyn ar panašiai, bet nesikeikiu. Televizoriaus ir naujienų žiūrėjimas taip pat mažina vibraciją, dažnas socialinių tinklų panaudojimas neigiamai veikia, dirbti darbą, kurio nekenti, yra blogai, alkoholis, cigaretė, pornografija savaime suprantama, kad nėra gerai, nesveikas maistas taip pat nėra teigiama, vandens trūkumas, per didelis laikas praleistas internete, netvarkingi namai, pesimizmas ir neigiamos emocijos, jausmai, mintis, pinigų garbinimas, tingėjimas, pavydas, jeigu dažnai skundžiatės, tai irgi mažina jūsų vibraciją, taip pat darbų atidėliojimai yra neigiama minusas. Taigi ačiū, kad klausėte, prašau apsilankykite mano YouTube kanale ir svetainėje, kur yra daug medžiagos apie besidomėjančius dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Tikrai siūlyčiau apsišviesti. Dar kartą dėkui, iki.